Sveiki. Šiandien čia yra ant stendo D8 variklis su elektroniniu degimu, taigi sumontuotas ant modifikacijos, kuri yra nuardyta nuo vasaros, su D4 komplekto bakeliu. Be filtro labai paprastas setupas, šaltas variklis, Ryga 13 ilgas duslintuvas, kurio pagal anksčiau nustatytus bandymus ir eksperimentavimus buvo sužinota, kad jo geriausias rezonansas, ir šiaip geriausiai man pluša. Tai iš bėgių perjunginėjo jo kalbajobai tuoj pristos. Tai padarytas gazo rankenėlė. Taigi, dabar bus pirmas užvedimas. Kol kas nebandžiau, suderinau, kiek galėjau patį įdiegimo kampą. Gal galėčiau ir geriau, bet laiko stygius ir žinių trūkumas, ne žinių, labiau įgudimo trūkumas, to nelabai leidžia. Tai va, tai ką, bandom. Yra užmauta drelė su 8-tuko angaliu. Tai bandysim prasukti šitą dalyką ir užvesti ant tokio improvizuoto stendo. Ir čia kaip ir gal tas klausimas išaiškės, ar tikrai ant labai masiškai tokių žvaigždiškų apsukų jis tik tai užsikuria, ar gali ir ant mažų apsukų. Tai gerai. Gerai, pirmas kūrimas. Na, šiaip labai lengvai pakosė. Pabandykime biškį paleidinėti benzą. Gerai. Na ką, antras bandymas. Na ir gesinimo mygtukas. Taigi, visai šiaip padorus variantas. Ir drelė čia ne per geriausia. Ant tokį užsisukimą ir užsivedė. Taigi, kaip teigia kritiški, ne kritiški, bet kolegos forume, kad labai turėsiu daug įdėti pastangų, kad jį užkurt, bet kaip matote, labai nemažai, sulyginus, kad bus užvedinėjama nuo rato žvaigždės į variklio žvaigždę ir per reduktorių, tiksliau, dantračius, šiuo atveju padinčius, jis turėtų užsivesti. Tai ačiū, kad žiūrite ir iki greito.